Dėkoju, kad žiūri ir pirmiausia, kaip sportuojantis, kaip daug bėgiojantis, aktyviai bėgiojantis, galiu pasidalinti vieną problemą ir sprendimų būdų, su kuriuo susiduria daugelis žmonių. Jeigu tau kelia rūpestį tavo sąnariai, ką reikėtų daryti? Pirmiausia, reikėtų suprasti, kas sukelia skausmą ir diskomfortą. Štai keletas patarimų, kurie gali tau padėti. Visų pirma, poilsis ir šiluma. Jei jaučiate, ar ne, kažkokį tai fizinį skausmą po kažkokio tai krūvio, po kažkokio tai darbo ar po sporto, reikia pirmiausiai duoti sąnariams pailsėti. Šilti kompresai gali padėti sumažinti skausmą ir nuimti jų sustingimą. Antras dalykai - pratimai. Lengvi pratimai, tempimo pratimai gali pagerinti sąnarių lankstumą, sumažinti skausmą, o taip pat, sakyčiau, reikėtų tuo metu vengti intensyvaus fizinio krūvio. Mytyba. Mytybai labai svarbu įtraukti į savo racioną maisto produktus, kuriuose yra daug omega-3 rūgščių, kaip visada riebi žuvis, riešutai, sėklos, ar ne? Jie gali padėti sumažinti uždegimą. Ir aišku, kitu atveju jau reikėtų kreiptis pas specialistą, kuris galėtų paskirti arba gydymą, arba maisto papildus, kas dažniausiai yra skiriama gydytojų sąnariams pagerinti. Va šitoje vietoje jūs man parašykite telegramą. Turiu stulbinančių rezultatų, ką reikia vartoti, kaip susidėlioti maisto papildus ir kaip padaryti, kad būtent organizmas nuneštų tos maisto papildus ten, kurių būtinai reikia, į tą probleminę vietą. Parašyk man į telegramą.